Sveiki visi, su jumis aš Andrius Jespeks ir šiandien mes padarysim dar vieną unboxingą, kažkaip mes užsivedėm ant to dalyko, iš ties visai smagu pažiūrėti, kasgi tose dėžutėse. Tai va čia mes turime mano naują kamerą, tai yra C922 Pro Stream web kamera. Nužiūrėsime, iš tiesų aš gausiu tą naują titulą Pro Stream, bet kol kas tai yra tik unboxingas, pats kameros palyginimas, gal su mano dabartinė kamera, kurią tikriausiai paskutinį kartą filmuoju, bus šiek tiek vėliau, tai nepamirškit prenumeruoti, palaikinti šį video ir žiūrėkime, kasgi joje bus. Tai gal iš karto mes tada pradėkime tą unboxingą, tą atidarimą, šiaip iš tiesų mes jau darėme tai per streamą ir iš karto, atsimenu, buvo problemos, nuplėš šį lipduką, dabar ačiū Dievui, jisai jau bus pradarytas ir mums tiesiog beliks taip, iš karto ją pradaryti ir taip, žiūri jūs, aukštinkojam gal ir, tai va, mes taip pat per streamą taip matėme tą stebėjimą šios kameros, taip pat nesunuėjomės jokių lipdukų, nieko, bet jo, taip įdomus pakamas, ką galiu pabrėžti, tiesiog pačiam viršuje, bet kaip matot, puikiai išsilaikiusi kamera, saugiai, tiesiog atrodo minimalus atstumas nuo dėžutės, bet kaip ir viskas tvarkoje. Tai bandome ją gal tada kaip nors ištraukti ir išimti, ir jeigu pastebėsite, jinai išsiminė su taip pat visa beveik stovo dalimis, tada kartu su laidu ir tiesiog taip volia ir išlenda tiesiog paprastai, iš tiesų gan nesudėtinga ir pati kamera jau jūsų rankose ir pati dėžutė irgi pustuštė. Tai jeigu kamera padės dabar šiek tiek į šoną ir gal pabaigus video su ją, būtent tuo įdomumu, pavyzdžiausime, kasgi toje dėžutėje dar pas mus liko. Tai pabandysim gal ištraukti visą tą kartoną, tą būtent makulatūrą ir mums išeina tiesiog dar svaresnis dalykas, kasgi tai yra, ogi vienas iš priedų, kuris ateina kartu su šia naujaja kamera iš Logitech, tai yra stovas. Puikus priedėlis, pats asmeniškai esu nusipirkęs prie savo senosios kameros tokį daiktą, tai yra tripod vadinamas, mažiukas tripodas, iš tiesų gal labiau didesnėse kamerose esate susidūrė, labai fainas iš tiesų toks mini dalykas ir jo, tikrai cool, jisai turi išsitraukiamas kojelės ir kiekvieną iš jų aišku ir labai iš tiesų praktiškai ir puikus dalykas turėti. Tai jeigu taip pat jį patraukus gal iš šono, ne dėl to, manau, žiūrite šį video, jūs domina tą kamerą, tai taip pat, kas pas mus čia lieka, makulatūra, tai iš ties gan nemeluosiu išvaizdi dėžutį, ją šiek tiek apžiūrės, nežinau, būtent pabrėžia, kokie esminiai skirtumai yra šios kameros, taip pat yra lentelė su skirtumais nuo praeitųjų produktų, gal šiek tiek senesnių, nes šitas yra vienas jų naujausių dalykų iš Logitecho, tai jo, tikrai cool pakavimas, bet mus domina štai kas kita. Tai einame būtent prie tos kameros, kuri iškart jau vakar per transliaciją minėjau, atrodo labai kokybiškai iš tos pusės, jeigu žino tavo tokį dalyką, kad jinai yra sunki ir dažnai svoris mums kažkaip natūraliai sako, kad tai yra kokybiškas, geras produktas, tai tikėkime taip ir bus, pamatysime per video apžvalgą. Šiuo metu dabar unboxinant tikrai nepagailėjau to apsauginio plastiko aplink kamerą, taip pat jinai čia lankstosi, tikrai nebijokite, jinai turi puikią būtent pasirinkimą pozicijų, iš kur galima būtų ją naudoti ir nežinau, galim padaryti dabar tą tokį galutinį išpakavimo video, gal ko nedariau per streamą. Tai turėjau omeny tų lipdukų nuėmimą ir dabar nežinau, kaip jūs taip gal fainai pamaloninti, kada nuėmat lipdukus, iš ties labai fainas jausmas. Ir jo. O taip, labai smagiai iš tiesų nuėtas pirmasis lipdukas, bet kaip ir minėjau, Logitechas nepagailėjo jų. Čia vis dėlto yra kamera, iš tiesų reiktų saugoti tokį produktą, tai yra viršuje turim taip pat lipduką, kuris taip pat labai smagiai nueina. Su garsu, nežinau, ar jį girdėjote ir taip, tas viršus tiesiog blizga. Labai iš ties atrodo puikiai. Tai yra šiuo metu, kiek mano žiniomis yra brangiausias produktas iš Logitecho, pakeitė jų senąją kamerą, tai yra C920. Turiuomenį brangiausias tom, kad jis yra naujausias ir būtent pasiūlomas, nes ta kamera kaip ir išėjo iš rinkos, ši kamera atnaujino ją, tiesiog papildomų dar dvejetų ir iš tiesų nėra baisu labai pirkti tą senąjį modelį, bet apžvalgoje ir šiaip per mano transliacijas, jeigu užsuksit, pamatysit, kad iš tiesų vertėtų žiūrėti būtent šį dabar produktą. Dabar taip trumpai jau dėliojau šios kameros dar įžvalgas, bet mes vis dėlto darom unboxingą, tai tęskime toliau ir dabar nuėmus dar vieną plastiko gabaliuką, iš tiesų jau šone pastebėsite blizga mano stalas, nes iš tiesų nemažai yra to plastiko, bet tai yra tiesiog puikus kokybės faktorius. Ir dabar jau lieka tikroji kameros dalis, matomai tas stovas, kuris labai iš tiesų čia moderniai atrodo, wow, kas čia vyksta, mes randame dar plastiko tokioje vietoje, kur atrodo tikrai nėra jisai būtinas, bet Logitechas, ta įmonė, kuri iš tiesų garsėja kokybė, šitas tai tikrai su garsu nueina. O taip. Ir štai kamera tiesiog kaip koks transformeris išsilanksto, jeigu pažiūrėsite.
tikrai tas pagrindas nėra toks paprastas, gal kaip iš pradžių atrodo tiesiog vienas atsilenkimas, ne, yra tiesiog, sakau, kaip ir minėjau, labai daug, nesakysiu begalį, bet labai daug tų pozicijų. Na, aišku, iš priekio ta kamera atrodo paprastai vienaip ir, kaip minėjau, nedaug skiriasi išvaizda gal nuo C920, tos jau legendinės aukštos kokybės kameros, bet funkcijomis, ką gal vėliau darysim, jūs tikrai turėtumėt pastebėti naujovių. Na taip, čia jau besiruošiant, aš pastebėjau, kad taip pat čia nais yra įdėta, aišku, garantija, visi dokumentai, kaipgi kamerą pajungti, tas starting guidas, taip pat yra labai faina dovana iš Explito, taip pat labai žinomas įmonės, manau, streameriam, tai yra programa taip pat atlik būtent tas tiesioginės transliacijas ir jie dovanoja 3 mėnesių nemokamą kodą, taip pat aišku labai dėkui Logitech, supranta, kas bus pagrindiniai gal naudotojai šios kameros, bet aš gal nerodysiu to kodo, gal ir atiduosiu, nežinau, žiūrėsim, kebra, sekit mane ir taip pat aišku, sakau, ta garantija ir tie vadinamieji popieriai. Aišku, man dabar jos, blėt, sukišti reikia atgal. Tai va tokios naujienos, hebra, tai ačiū, kad žiūrėjote šį video, tai yra mano naujoji kamera, užsukti man transliaciją, pamatyti būtent jos kokybę, bandysiu aš jau šiandien ją pajungti ir kaip ir naudoti, laukti apžvalgos ir iki sekančio video. Iki.